man jau dakniso būti tokiu kvaileliu. Man mamuka sakė, nebūk glušas tu sūnau, ta merga gyvatė eilinį kartą vėl Aš paklausiau tėčio, ką daryti man toliau. Tėtis man atsakė, sūnau, aš nieko nežinau. Eisiu aš pas sesę, tagi turi tų draugų, bet ir ta gyvatė, aš su ja nesutariu. Susitiksiu mieste, ta mergiotė po velnių, viską jai išrėšiu, kad karštai aš ją myliu, bet ji nesuprastų mano jausmų tų karštų, nes jų gyvatė neturinti jokių jausmų. Oi, tas Jėzus verkia, kad mergelės neturiu. Oi, tas velnias negaliu, atėmė visus jausmus. Kažkaip tas gavas žmonės.